Kauno futbolininkai tiki, kad jie gali šiandien įveikti Glasgow futbolininkus ir kol kas mes matome, kad tos kalbos yra nebe pagrindo. Yra galimybių tą padaryti, tačiau dabar škotai pelno pirmą įvartį ir aš turiu atsiimti savo žodžius. Pirmo įvarčio autorius Kevinas Thompsonas. Jis susikūrė progą pats ir prasibrovęs kairiuoju pusiau kraštu į baudos aikštelę, smūgiavo kamuolį kairė koja ir nelabai sėkmingai dabar žaidė Marijanas Kelo. Jam tarp kojų praslydo kamuolys ir po to rikošetu įskriejo į Kauno komandos vartus. Labai gaila, tačiau vėlgi įvartis, kuris negalima sakyti brendo ilgai. Tiesiog iš niekur susikūrė šią progą varžovai. Dar kartelį šis epizodas sėkmingai dabar žaidžia Škotijos futbolininkai kairiajame atakos krašte ir Kauno komandos gynėjų klaida. Nesutarė dabar tarpusavėje Irmantas Zelmikas su savo komandos draugu ir Kevinas Thompsonas. Futbolininkas, kuris žaidžia saugų grandyje nuo 2007 metų, atstovauja Rangerių komandai. Prieš tai ilgą laiką rungtyniavo Hibernian klube. Perduodamas kamuolį kairiai kraštą Mančkavai. Mančkava į priekį Mrovecui. Na, pažiūrėkime, ne tik Činikas, tačiau ir Mrovecas labai stipriai pasistumėjo į priekį ir drąsus yra Jose Couchero. Iš tikrųjų, treneris iš Portugalijos labai daug prisidėjo prie to, kad Kauno žaidimas pasikeistų iš esmės. Bent jau tai, ką matau šios dienos rungtynėse, aš asmeniškai taip gražiai Kauno žaidžiančio, nesu matęs. O dabar Rafaelis Ledesma dar kartelį pabandė, nematydamas kulnų atiduoti kamuolį savo komandos draugams. Tačiau šį kartą jam to nepavyko padaryti ne dėl technikos trūkumo, o dėl to, kad Rangeriai krito nekartojas. Ir dabar antrą kartą iš panašios situacijos kauniečiai gali pabandyti realizuoti baudos smūgį vėl. Tas pats Ledesma yra prie kamuolio. Ne, Ledesma jau baudos aikštelėje. Ledesma baudos aikštelėje, smūgis į vartus. Ir fantastika! Ir kokio grožio įvartis! Nerijus Radžius! 1-1 iki pirmojo kėlinio pabaigos, maždaug 2 minutės, taigi pagal neoficialų mūsų rungtynių protokolą 43, galbūt 4 mačo minutė. Tai tikrai nėra esminis faktas, svarbiausia 1-1. Na ir dabar, Aurimai, iki kito etapo mums trūksta vėlgi tik vieno įvarčio, sakykime taip, vėl viskas grįžta į savo vietas. Na ir dabar turbūt pertrauka yra reikalingesnė jau Rangers futbolininkams. Ir net nebijoju, kad Valteris Smitas antrajame kėlinyje taip pat atšviežins savo komandos sudėtį. Fantastika. Epizodas, kamuolio šansas Mrovecui, šis atgal Ledesmai. Na, galbūt dabar perdavimas į baudos aikštelę ir kaip rizikingai dabar žaidžia škotai ir net nesutarė dabar Škotijos futbolininkai. Visiška panika yra Rangerių komandos gynybos grandyje. Bandydamas numesti kamuolį krūtinė, Kristianas Deilis dabar nesutarė su savo komandos draugu. Tai kainuoja škotam dar vieną kampinį. Ledesma iš kairio atakos krašto. Beveik visi futbolininkai dabar yra Alano Magregoro ginamų vartų baudos aikštelėje. Smūgis įvartis! Įvartis! Gaudas nuvietoje! Netrukus viską matysite dar kartelį. Alanas Magregoras stambiu planu, jo veide neviltis. Visiška panika, kurią mes matome šalia savęs sėdinčių Škotijos komentatorių veiduose. Įvarčio autorius Linas Pilibaitis. 2-1. Tai atsitiko 87-8 šio mačo minutė. Na, mėly Lietuvos futbolo aistruoliai, mes esame maždaug 3, galbūt 4 minutės iki sensacijos, iki visų laikų geriausio Lietuvos klubinio futbolo pasiekimo per visą Lietuvos futbolo istoriją. Dabar jau laikas yra mūsų draugas, pusantros minutės. Kuo greičiau sudegtų šios minutės ir dabar manau, kad Kauno komandos treneriui tikrai reikėtų atlikti keitimą. Tai būtų galima laimėti dar vieną kitą akimirką ir sustiprinti gynybos grandį. Na, dabar